Sveiki. Seime šiuo metu diskutuojama apie reikalingumą ir galimybę išviešinti KGB sąrašus. Man tai yra labai svarbu, man tai yra vienas svarbiausių, gal net svarbiausias klausimas šiuo metu Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad kokią mes turim geopolitinę situaciją, tai aš tikrai norėčiau žinoti, kas savo laiku bendradarbiavo su KGB, ar jie vis dar užima kažkokias aukštas pareigas, ar mums reikia bijoti. Aš nenorėčiau, kad būtų kaip Ukrainoje, kad atėjus dienai X dalis žmonių tiesiog apsivertė, tikrai jie buvo išdavikai, leido tai pačiai Rusijos kariuomeniai lengviau pasiekti tam tikrus miestus, miestelius. Tai lygiai ir dėl šitų priežasčių, bet ir ne tik dėl šitų priežasčių, aš tikrai norėčiau, kad mes kaip Lietuva, niekuom neišsiskirdami iš kaimynų, tiesiog pagaliau išviešintume tuos KGB archyvus. Tai yra padarius Latvija, Estija, Ukraina, Lenkija, tik viena Lietuva saugo šitą paslaptį. Tam, kad iš vis suprastume apie ką ir tiksliau kokie teisės aktai užregistruoti, nes užregistruoti netgi 3 skirtingos stovyklos užregistravo skirtingus siūlymus dėl KGB archyvų išviešinimų. Tai yra Anušausko iniciatyva, tai yra Žemaitaičio iniciatyva ir Sinicos iniciatyva. Tai pasižiūrėkite trumpą paaiškinimą paties Vytauto Sinicos, tai kuom visgi šitie 3 pasiūlymai, 3 registruoti teisės aktai skiriasi tarpusavį. Pone Sinica, nuo jūsų pradėkim labai aiškiai, paaiškinkim klausytojams, kuom tie visi projektai skiriasi. Jūsų kaip ir viskas aišku. Jūs sakot, reikia išviešinti visus KGB bendradarbius, kuriuos galim išviešinti ir nėra jokių čia papildomų sąlygų. O ką siūlo Žemaitaitis ir Anušauskas? Gal galėtumėt jūs tą skirtumą pabrėžti tarp šitų projektų? Čia gal bus grubus supaprastinimas, bet kadangi painu, tai reikia. Arvydo Anušausko su kolegomis registruotas projektas iš esmės sako, kad išviešinkime, bet palikime ne įstatymę, o paslaptį saugančiai institucijai, tai pavadinkim, tai šiuo atveju VSD, teisė spręsti, ką ir kiek dar reikia įslaptinti. Tai tokiu atveju tai yra visiška nežinia, kas būtų, jeigu mes priimtume Arvydo Anušausko pristatytą projektą, ten galbūt nebepratęsinėtų nieko, o gal pratęsinėtų viską. Kadangi VSD yra ta institucija, kuri kaip ir griežčiausiai pasisako už tai, kad reikia toliau saugoti šitą paslaptį, tai labiausiai tikėtinas logiškas spėjimas yra, kad jie dideliu mastu toliau tą paslaptį ir pratęsinės. Remigijaus Žemaitaičio projektas priešingai yra aiškus, bet tas jo aiškumas yra, kad išslaptinimas bus gana siauras. Jis tai siūlo išslaptinti tik tuos asmenis, kurie eina kažkokias reikšmingas pareigas valstybės valdyme arba žiniasklaidoje. Ar tai būtų valstybės tarnyba, ar politiniai postai, ar žiniasklaidos. Tai Arvydas Anušauskas pateikdamas projektą sakė, aš to nežinojau, kad apie 2000 metus, kai tie žmonės užsirašinėjo, valstybei prisipažino apie savo bendradarbiavimą, jų amžiaus vidurkis buvo 58 metai, tai dabar tikrai jau nežymi dalis. Sutinku, kad tokių žmonių bus, bet tikrai labai nežymi dalis dar bus kažkaip aktualiai darantis didelį įtaką valstybės gyvenimui. Tai Žemaitaičio projektas nors irgi teisinga pusė, bet labai siaurai pakeistų dabartinę esamą situaciją. Geriausia išviešinti viską. Viską, sakot, išviešinti. Jeigu įdėmiai klausėtės, tai išgirdote šokiruojantį dalyką, kad pats VSD, tai Valstybės saugumo departamentas, yra labiausiai suinteresuotas, kad tie KGB archyvai nebūtų išviešinti, nes jų manimų tai suteiks kažkokius papildomus įrankius ne mūsų priešininkams, valstybėms, kurios Lietuva laiko savo priešais. Man tai yra absurdas. Latvija netaip seniai išviešino, 2018 metai berods, niekas jiems nenutiko, apart to, kad iš tikrųjų žmonės žino, kas šiuo metu galbūt net eina aukštas pareigas, įtakoja jų gyvenimą. Tikrai turbūt nenorėtumėt, kad koks nors užsienio reikalų ministras ar viceministras paaiškėtų, kad dirba, galimai vis dar dirba su KGB arba bent jau tuo metu bendradarbiavo ir turi kažkokiu Rusijos KGB, vis dar turi galbūt, KGB ten dabar nėra, ten kitaip vadinasi šitą tarnybą, bet kad jie turi vis dar kažkokių svertų, kaip šitą žmogų įtakoti. Arba, pavyzdžiui, energetikos sektoriuje, aukštose pareigose dirbtų žmogelis, kuris vis dar neprisipažinęs, kad kažkada bendradarbiavo dėl KGB. Tai turbūt tokių dalykų mes nenorime. Tam, kad išvengt visų šitų dalykų, mano manimu, reikia išviešinti visus. Čia aš pritariu Vytautui Sinicai. Ir būtent tokį dalyką ir palaikyčiau. Gaila, kad manęs nieks neklausė, aš nesu Lietuvos Respublikos Seimo narys, tačiau esu
partijos Lietuva visų pirmininkas, mūsų partija labai palaiko tokį dalyką ir kaip partija mūsų nuomonė būtent yra tokia. Labai gražiai argumentus, kodėl reikia iš vis išviešinti KGB archyvus, sudėliojo Linas Kontrimas toj pačioj laidoje, tai kviečiu pasižiūrėti. Mes puikiai žinome, ko nori mūsų piliečiai, lietuvių tauta, jeigu taip po kablelio, bet pradedu nuo piliečiai, tai jie nori tiesos. Pagaliau teisybės, kuri po ilgų okupacinių metų pateiktų sąrašų žmonių, kurie dirbo prieš. Ne vieną kartą nesu girdėjęs, kad tokius sąrašus išgirdę arba pamatė žmonės imtų dalgius arba ten šakutę ir eitų kaip nors susidoroti. Ne. Pasižiūrėkite, mūsų mentalitetas yra štai koks. Mes norime žinoti, kokios pavardės, kokie žmonės iš tų 118 000 vis dar veikia pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais, jeigu jau žiūrėtumėme istoriškai. Bet dėkime dar vieną dalyką. Neapsimeskime. Mes puikiai suprantame, kad visi tie 100 000 arba 10 000 turėjo savo palikuonių. Ir vėlgi, kas mums trukdo matyti realius darbus žmonių, kurie iš tiesų atėjus nepriklausomybei pradėjo dirbti šitai valstybei ir padarė labai daug pozityvių dalykų. O kodėl mums nesužinojus tų, kurie kažkodėl tai, pavyzdžiui, vėlė, malė, trukdė ir staiga paaiškėja, kad jų yra istorija tam tikra, su tam tikru kableliu. Aš apie ką kalbu? Kai jau mes sakome, jog istorijoje turime dabar šansą, aš noriu sakyti, kad dar vis turime, nes labai baisu yra vartoti būtąjį kartą, ypatingai su nepriklausomybė būtąjį dažninį. Tai aš sakau, kad mes dar turime šansą imti ir padaryti taip, kad būtų visiems ramu. O ką daro politikai? Pasižiūrėkite. Jie elgesi taip, kaip norėtų būtent tų 118 000 palikuonis. Jie suvelia viską, jie daro viską, kad tik tai neįvyktų išviešinimas labai paprasto elementaraus dalyko, kurį Latvijai pasidarė. Aš nedaviau, mano seneliai nedavė, mano proseneliai nedavė jokio leidimo okupuoti Lietuvą nei vienais metais. Bet taip atsitiko. Ir tai darė žmonės, kurie atėjo su brutalia jėga ir jiems vėliau užpakalį laižė tie, kurie vėliau slėpėsi po įvairiais įstatymų skėčiais. Tai tokie žmonės, kurie čia šitaip komentuoja, kad man vienodai, tai mes tokių turime apie 50%, kuriems yra vienodai, kas yra su ta Lietuva. Ar mes į tokius žmonės turime orientuotis? Jie yra, suprantat, stumk trauk. Mes tie, kurie yra aktyvūs žmonės, jie ir privalo kurti šitą valstybę ir padaryti ją tokią, kad būtų daugiau šviesos. O visi kiti, kurie bamba, mes jų neišgydysime. Reikia pavyzdžių parodyti, kad tiesa iš principo padaro mus gerokai laisvesnius. Ir kitas dalykas, kaip šitie žmonės nesuvokia, kad yra tyrimai, daug tyrimų daroma, kiek procentų žmonių tampa aktyviais visuomenės veikėjais. Turiu galvoj ir okupaciniam sąlygom, nes okupaciniam sąlygom, aišku, dar įsijungia ir tas priverstinumo momentas. Bet yra nuo 2 iki 5%. Tai dabar žiūrėkite, jeigu mes paskaičiuotumėme Lietuvos TSRS klestėjimo laikais tos 2-5%, ar ne, tai kiek mes gautumėme tų tūkstančių? Be maž 2-3 kartus daugiau negu kad buvusių KGB, su KGB susijusių žmonių. Tai dabar ar jūs, Jonė, ir jūsų karta neturi teisės žinoti, kas per veikėjai tą darė ir kokią jie paliko šleifinę atmintį dabarčiai. Aš tai labai norėčiau pamatyti. Ir tiesą sakant, galiu ranką pridėjęs prie širdies pasakyti asmeniškai, neturiu jokio tikslo išgirdęs tas pavardės, ką nors jiems pasakyti. Manau, kad užtenka tik tai žinoti. Ir viskas. Jeigu mes jau pradedame kramtyti istoriją gabalais, vienur palikdami, kitur uždengdami, kitur tyčia slėpdami, tai apie kokią tiesą mes galime kalbėti. Laikausi vis dėlto deja, bet liūdnesnio požiūrio ir manau, kad politikai padarys viską, kad šitą labai svarbę istorinę tiesą paskandintų manipulacijose. O realistinis vertinimas dėja yra su druska ir pipirais. Man atrodo, kad jie sumaus šitą reikalą. Belieka rezumuoti, kad palaikau Lino Kontrimo nuomonę
kad nereikia dabar kažkaip smerkti arba traukti baudžiamojon atsakomybę į tuos žmonės, kurie kažkada bendradarbiavo, bet tiesiog visuomenė tikrai turi teisę žinoti, tai yra labai normalios, brandžios visuomenės požymis būtų, kad mes neturime kažkokių paslapčių, kad yra viskas atvira, uždarytume šitą klausimą visiems laikams, žinotume, kas yra kas, tai padėtų Lietuvai priiminėti teisingesnius sprendimus arba skirti žmonės į tam tikras pareigas ir viskas. Tai yra mano manimu vienas svarbiausias klausimas, kad mes turime nebijoti, kad pas mus galbūt vis dar yra žmonių, kurie laukia rusų kareivių ateimo ir galbūt savo veiksmais kažkiem jiems netgi ir padeda. Nes kalbėti yra viena, o veiksmai kartais rodo visai ką kitą. Tai linkiu, kad visgi mes dar šioje kadencijoje išspręstume šitą klausimą, niekaip neišsiskirtume iš kaimynų, šitą reikia irgi visada pabrėžti, nes krūva šalių aplink Lietuvą tą dalyką yra padarius, mes šiandien būtume kažkokie išskirtiniai. Tai va, to aš mums ir linkiu. Dabar sakau, gerų likusio savaitgalio ir iki kitų kartų.